Labas, aš Laura Noreikienė ir kaip vidinių konfliktų specialistė šiandien atsakysiu į klausimą, ar galima pakeisti vaikystę. Žinoma, kad ne. Nes jei būtų įmanoma, tai būtų jau kelionė laiku. Ir tai jau būtų nebe terapija. Kad būtų galima pakeisti kažką, kas įvyko praeityje ir pasibaigė, reiktų mažiausiai magijos arba kažkokių neišrastų dar technologijų. Tai ką tai reiškia? Reiktų keisti suvokimą apie tai, kas įvyko praeityje. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad dabar žmonės dažnai siekia grįžti į vaikystę, ypatingai per hipnoterapiją, net ir kitas terapijos rūšis, tam, kad gautų dar daugiau progų paverkšlenti, pasiguosti, pasiskūsti, kokie buvo neva blogi tėvai ir kaip dar galėtum juos apkaltinti dėl dalykų, kurių nedarai jau šiandien, bet jau pats. Ar pati. Tai aš neteigiu, kad nėra žmonių, kurie vaikystėje turėjo sudėtingą etapą arba žmonių, kurie turėjo tėvus, kurie nebuvo tinkami, nebuvo geri tėvai. Visko pas žmonės yra buvę. Pas vienus daugiau, pas kitus mažiau. Kiekvienas žmogus gali grįžti į praeities etapą ir rasti sudėtingą momentą. Tai aš tikrai nesakau, kad nėra buvę blogų dalykų, nėra buvę traumų, nėra buvę skriaudų. Ne apie tai. Bet jeigu tu fokusuojas tik tais į grįžimą atgal, kad iškapstytum dar vieną skriaudą, jo galėtum savęs pagailėti, tai taikai terapijos įrankį netinkamai. Vis tik terapija, kad ir kokia jinai bebūtų, jos tikslas yra įgauti aiškumo, kasgi praeityje nutiko arba kaip tik nenutiko, kas suformavo dabartinį suvokimą, kuris galbūt neleidžia pilnavertiškai gyventi arba judėti į priekį, siekti savo tikslų, svajonių, pildyti norus. Kitaip sakant, kas tave riboja, varžo per tam tikrą įsitikinimą, kiti vadina blokais ir taip toliau.